Kai aš augau, aplinkybės buvo tokios, kad aš labai anksti turėjau tapti savarankiška ir prižiūrėti ir brolį, ir seserį, nes mama labai sirgo, močiutė buvo labai garbaus amžiaus, mama buvo ligoninėse kitose miestuose, tai aš suaugau labai, labai anksti, aš galvoju. Jo, kai aš buvau jauna Lietuvoje, šita tema buvo gana paslėpta ir užraukta. Nuomonė buvo, kad viskas yra taip ir taip, kaip yra teisinga. Ir niekas netgi tokių, kai aš augau, klausimų net neužduodavo. Bet kadangi aš, būdama labai jauna, išvažiavau į užsienį, tuo metu aš pastebėjau didžiulį skirtumą tarp santykių, darbinių santykių, draugiškų santykių, nuoširdumo tarp vyrų ir moterų visai Europoje kitaip negu Lietuvoje. Ne, nu aš matau, kad Anglijoje moterys yra daug laisvesnės išreikšdamos save, kalbėdamos, išreikšdamos savo nuomonę. Būtent dabar jau apranga gal nejaučiu tokio skirtumo, nes man atrodo, pamatytum dvi moteris, pastatytum, nelabai suprastum pagal apsirengimą iš kurios šalies. Bet dar ta laisvė išreikšti mintis ir neturėjimas baimės išreikšti, laisvai šnekėti, tas dar yra. Nu, jo, aš ten irgi buvau ir aš ten stovėjau. Viskas tai įvyko, suorganizuota per vieną dieną buvo. Ir tu gali įsivaizduoti, tada nebuvo nei social media, nu, internetas lėtas buvo, nei ten tokių didelių kažkokių mobilių telefonų. Tuo metu, kaip aš sakiau, žmonės buvo labai vieningi ir labai susitelkę ir jie gyveno tuo. Ta prasme, ką mes toliau galim padaryti, kad ir paprasčiausiai buvo didžiulis noras parodyti pasauliui. Čia buvo noras parodyti pasauliui, kad šitos mes jau, nu, ta prasme, nebenorim. Kad pasaulis pradėtų už mus kovoti irgi. Taip, tai čia buvo grinai tas visas įvykis. Word of mouth. Pasklido. Wow. Aišku, iš pradžių, nu, per vieną dieną viskas buvo. Bet tai vyko tik todėl, kad žmonės taip to norėjo. Ir paprasčiausiai žinutė pasklido. Einam ir čia per visas 3 šalis. Nes iš pradžių mintis buvo tokia, kad gal per Lietuvą padaryti, apsupti. Bet kadangi Estija ir Latvija irgi buvo pradėjusios, Lietuva pirma, kuri išsilaisvino. Ir jos irgi iš karto įsijungė, tai buvo nuo Lietuvos, nuo Vilniaus bokšto iki Talino centrinio. Ne, tada buvo labai gera, ta diena nebuvo baisu. Ėjo grupės, mūsų visur buvo muzika, visur buvo gėlės. Jo, ne, tada mašinos palei tą visą buvo ir mašinos, ir muziką įsileidom, grojom. Nu, aišku, per radiją tu girdėjai visą tą informaciją. Per radiją skleisdavo, jeigu, čia dar žmonių trūksta, visi sėdi ir važiuoja ten, kur susijung, kur ten biški žmonių tarp kaimų trūksta. O taip viskas ir įvyko per vieną dieną. Čia per mano gimtadienį.